žaidimai, mūsų vaikai augia panašiai situacijai, jie atsisėdo į savo virtualinį pasaulį ir tam valandą, 2, 3 ar 4 tam yra kompiuteriai. Bet kompiuterį negalima padaryti santykiai, kompiuteris yra tik įduoda naudos bendravimą, bet santykiai yra visada daugiau negu tik bendravimas. Ir pagrindinį dalį, kada mes sakom, jeigu mes normaliai galim kontroliuoti moterišką arba vyrišką energiją, tai aišku, kad čia viskas atsirodo ant jūsų veido, žmogus jaunėja, jį turi geresnį nuotaiką. Jeigu moteris, tai kiekviena moterį iš karto pasakysiu, kad kiekviena moterį gali turėti orgazmą. Nėra tokia, kokia negali. Ar dauguma moterių, jeigu papraktikuoti aukščiausią lygį, gali turėti daug orgazmų per vieną naktį, kol vyksta procesas, pasakysim, pusę valandą. Ir toks pavadinimas, jeigu motinis nereikia naktį, tai reikia dienų laikų, tikrai nereikia daug eiti ir tu ateini į kokį nors parduotuvę, kur tam kasininkė sėdė. Ką jums, šiandien nenorit tam? Tai aišku, kad tas naktis jau buvo labai sunkus arba jau iš viso nebuvo. Tokia situacija yra ir su vyru, kad jeigu apatinį dalį dirba nelabai gerai, tai nėra sujungimo su žemė, žmogus yra nepatenkintas gyvenimu. Jam to netinka, šito netinka, aišku, kada to arba to netinka, konfliktų yra daugiau konfliktų, daugiau problemų. Tai tokie artimiausi mano planai, kokie yra Lietuvoje. Tai antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį per artimiausią pusiaujo mėnesį aš būsiu čia, tai jeigu kam įdomu, galima paskambinti, galima susitarti, galima pakalbėti. Dabar liko 5 minutės klausimas. Ačiū Andžiui Kučinskiui. Klausimai. Prašom, jeigu turim... Viskas buvo įdomu arba labai neįdomu. Išnaudokit. Išnaudokit. Kuklinasi. Jau nesikuklina viena. Kuklinasi, žinokit. Asmeniškai kalbėsim. Asmeniškai klausimai. Kol neišvažiavo, kol nepabėgo, gaudykit asmeniškai. Andžiau, prašau, jeigu nėra klausimų. Man klausimas susilenksime. Jeigu, pavyzdžiui, vyras grįžta namo, jisai ant žmonos nereikia, tai jisai darbė įsireikia, jo? Tu nori pasakyti, kad jis turi gerą sekretorę? Tai jo. Jeigu mes sakom apie santykių, tai tikrai labai svarbu mūsų gyvenimo dalį ir nuo jo visko priklauso. Tai pirmą dalį, jeigu paimti, pagal mano filosofiją, kokią aš priėmiau nuo rytiečių, kad vis tiek pirmą dalį, pagrindinį gyvenimo energiją, čia yra ta energija, tos veiksmus, tos gyvenimo ritmas, kokį jūs gyvenat. Ir čia yra jūsų energija, kur jūs galite atiduoti save pasauliai. Dažniausiai čia yra jūsų darbas. Bet, nebūtinai darbas, bet dažniausiai kokiais srityje jūs galite save atiduoti pasauliai. Kada jūs atsiduodat pilnai save pasauliai, jūs jaučiat tikrai labai gerą, energingą gyvenimą. Per jūs eina labai daug energijos. Jeigu žmogus negali save realizuoti, tai tos pagrindinis šaltinis yra užrakintas ir tikrai to energijos labai daug kur neužtenka. Bet antroji vieta visada yra santykiai tarp žmonių. Tai jeigu jūs galite save realizuoti, viskas puikiai, bet jeigu jūs negalite daryti gerą santykių su kitų žmonių, tikrai daug gyvenime negalima praeiti. Žmogus gali būti labai geras specialistas, bet jeigu jis negali daryti santykių darbe, jis neras gerą darbą, jis negalės save realizuoti. Jūs galite būti labai geras vyras arba labai gerą moterį, bet jeigu neišeina jums daryti gerų santykių, ką iš to? Labai daug moterių, kokie yra tikrai įspūdingi, labai geri, kokie gyvenime visas praeina, jis neturi nei šeimos, nei vyro, nei nieko. Ką iš to, kad labai gražiai? Čia ne viskas. Panašiai yra ir su vyru. Tai jeigu jis tam toks, bet jeigu jis negalės daryti gerų santykių, negalės padaryti gerą verslą.
Ir tikrai taip, ir kada mes sakom apie energijos, tai praktiniai mokymai, kaip naudoti to energijos, kaip jo tvarkyti. Čia seksualinė energija, čia viena iš energijų, bet jis egzistuoja seksualinė, jeigu mes sakom apie intiminius santykius. Bet yra socialiniai santykiai, tam naudojam tą pačią energiją. Yra dvasiniai santykiai, vėl tą pačią energiją naudojam. Ja? Mano laikas jau baigėsi, bet jeigu daryti žmogų diagnostiką, pagal mano sistemą mes darom diagnostiką pagal 16 tokių pagrindinių taškų arba 16 pagrindinių centrų. Ir iš karto tada matosi, kokie srityje žmogus sekasi, kokie nesekasi. Jeigu tam energija necirkuliuoja, tai toj srityje bus ir problema. Bet čia nereiškia, kad ta problema turi būti visą gyvenimą. Galima jo nuspręsti, galima jo pakeisti, galima ką nors padaryti. Bet patys svarbiausias dalykas reikia daryti jums. Aš galiu jums parodyti, aš galiu ką nors išmokti, aš galiu ką nors pasiūlyti, aš galiu būti kartu, bet aš negaliu už jūsų pragyventi jūsų gyvenimą. Aš negaliu tam už jūsų eiti į šeimą arba į darbą ar dar ką nors. Jo? Tai reikia suprasti tokį dalyką, kad tie pagrindiniai pokyčiai turi būti pas žmogų viduj. Tai labai ačiū, kad mes čia visi sutikom. Aš dar kartą siūlau jums panaudoti to, ko mes padarom. Gal vieną kartą per dieną, gal porą kartų per dieną, bet jeigu jūs sugebėsit įjungti tą išorinį pasaulį į savo pasaulį, kokį yra jūsų viduj, sujungti į vieną vibraciją, tikrai jūs galėsit daugiau padaryti gyvenime, atsitikti reikalingų vietų, reikalingų laikų, su reikalingų žmonių. Ačiū labai.